Labas. Tikiuosi matausi, tikiuosi girdžiuosi, jeigu ne, tai ne. Aš dabar miške ir pagalvojau, užsidegsiu laužą. Čia tokia, pažiūrėsim, kas iš jo liks. Nes vis tiek sniego pilna visur. Tai vat, apie ką noriu šiandien pakalbėti yra šilta. Tai yra tokia mintis, kurią aš turėjau neseniai. Buvau labai pavargęs ir grįžau, važiavau namo ir tiesiog pagalvojau apie savo vaikystę. Grįžau laiku atgal trupučiuką savo mintise į praeitį. Ir kai buvau mažas vaikas, aš turėjau tokį pliušinį šuniuką. Nebuvo jisai didelis, bet tai buvo mano mėgstamiausias žaislas. Ir nežinau, man jį padovanojo tėtis, kai buvau labai mažas. Tai galbūt netgi buvo mano pats pirmas žaislas, kurį aš gavau. Bet jis išliko labai ilgai su manim, turėjau jį labai ilgai. Ir kai man būdavo baisu, pavyzdžiui, per kokią nors audrą, ypač per audrą, kai už lango žaibuodavo, atsimenu, kad susigūždavau savo lovą ir apsikabindavau tą šuniuką. Ir jaučiausi toks saugus ir toks taip jaukiai, nes tiesiog, wow. Nes namuose aš buvau sausas ir ten visi lauke šlapi, o aš toks namuose sausas, ramiai savo gyvenu ir viskas man yra gerai. Turiu savo šuniuką. Ir visai ką mano mama sakydavo, kai aš paklausdavau, kodėl kai aš paklausdavau, kodėl tai vyksta už lango, kodėl yra šita audra, jinai man visai kas sakydavo, dievuliukas pyksta. Ir aš visai galvodavau, kodėl tas dievuliukas tai pyksta. Nesvarbu, apie ką aš noriu, kodėl aš apie tai pasakoju, ko aš tai pasakoju, tai yra, nes vaikystėje aš kažkaip jausdavausi saugus, nežinau, čia gal aš vienintelis taip jaučiuosi, bet vaikystėje aš norėdavau būti namuose ir aš jausdavausi toks saugus ir toks taip jauku viskas būdavo. Ir taip nežinau, dabar kažkaip pasižiūrėjus į savo gyvenimą, atrodo, kuo toliau nori išeiti iš tų namų. Ne todėl, kad ten kažkas blogai, bet todėl, kad, pavyzdžiui, žinai, kad kambario 4 sienos galbūt ir yra tas dalykas, kas mane labiausiai stabdo. Ir kas neleidžia, mano laužas jau po trupučiuką gęsta. Kas neleidžia man tobulėti, nes aš pripratęs dabar savo namuose kaip ir tinginiauti ir nieko neveikti. Ir tiesiog mano namai nebėra ta tokia saugi vieta, kur aš noriu praleisti visą laiką, o tai tapo tiesiog vieta, kur aš ateinu pailsėti ir aš nieko nedarau. Ir norisi pakeisti ją, norisi praleisti kuo daugiau laiko kažkur, kuo toliau nuo namų. Kartais atrodo, kad ieškau net būdų, kuo ilgiau negrįžti. Ir keista, kai pasikeičia visi norai ir pasikeičia tas toks saugumo jausmas, nes dabar man nesvarbu, ar už lango lyja, ar už lango saulėta, aš visai, kad ten savo telefonę ar kažkur kitur ir net nesusimastau antrą kartą, kad buvo laikai, kai man tai rūpėjo, kai man buvo baisu, kai man tai buvo nauja ir kai man buvo
kai man kilo klausimai, kodėl tai vyksta ir nors ir negaudavau to atsakymo tokio galbūt iš mokslinės pusės, bet gaudavau atsakymą bent jau kažkokį, kad vat, man kai vaikui to pakakdavo. O dabar atrodo, kad aš apie nieką nebeklausiu klausimų. Ir tai mane trupučiuką liūdina. Kažkaip labai daug prisiminimų iš savo vaikystės turiu, kai galėčiau pasakyti, va ten buvo geri laikai. Ir dabar aš mažiau turiu tokių va prisiminimų, kur, turiu iš dabarties, kur galėčiau pasakyti, va čia yra geri laikai. Ir bet galbūt taip ir yra, galbūt po 10 metų aš mąstysiu, kaip aš norėčiau sugrįžti dabartį, vat kaip aš norėčiau sugrįžti šitą momentą, kai aš sėdžiu prieš tą laužą, kuris tuoj užges, nes čia yra per šalta. Kaip aš norėčiau sugrįžti prieš tą laužą ir tiesiog pasisėdėti savo, turėdamas į valias daug laiko, nes dažniausiai net nežinai, kad tu dabar kuri tą savo tokį svarbų prisiminimą ar prisiminimą, kurį tu vertinsi visą savo gyvenimą tik tada, kai tau jo prireikia ir kai tu jau pragyveni tai. Aš linkiu savo ir tau gyvent kiekvieną dieną, lyg tu esi tuose savo laikuose, kur tu nori būti ir kur yra geriausi tavo gyvenimo metai. Nes aš tikiu, kad po 10 metų, kai mes atsisuksim atgal į šitą momentą, kai aš sėdžiu prieš tą laužą ir prisiminsiu ir galėsiu pažiūrėti šitą video, aš pagalvosiu, kad va čia tai buvo laikai. Ir aš būsiu laimingas. Ir galvosiu, kad dabar man nekas yra. Bet iš tikrųjų, galbūt tiem man bus geriausi laikai. Ir ta po 10 metų vėl galėsiu atsisukti. Ir taip niekada nesibaigia. Mes suprantam, kad gyvenam geruose laikuose tik tai, kai iš jų išeinam. Tai reiškia, kad visada yra mūsų geriausi laikai, bet prisiminimuose jie dar labiau pagerėja. Nežinau, ar aš iš viso logiškai kalbu, ar kažkas tokio. Iš tikrųjų, man yra pakankamai šalta ir šitas laužas nepadeda. Bet jo, ir jeigu tu iš tikrųjų dabar gyveni tokiuose sunkesniuose laikuose savo gyvenimo, kur aš žinau, kad būna visko. Aš esu pragyvenęs pats labai daug ir tikrai yra tų momentų, kur nenorėčiau niekada grįžti gyvenime už jokius pinigus. Bet aš tai priemu kaip pamokas ir dėl tų momentų aš esu geresnis ir žinau, ką daryti kitaip ir esu pasiruošęs sutikti bet kokius kitokius iššūkius. Wow, dūmai. Esu pasiruošęs sutikti iššūkius susijusius su tuo gyvenimo laikotarpiu ir žinosiu, kaip tvarkytis tokiose situacijose toliau. Gyvenimas yra gražus, kai tu jį gyveni. Tai va, ir laikykis, nes viskas bus gerai ir aš būsiu visai kas su tavim. Aš kursiu šitus video, jeigu tau yra blogai, aš tikiuosi, kad pasižiūrėsi ir galėsi bent jau ar ras motyvacijos, ar pagalvot, kad ar priimt mane kaip savo draugą, nes aš noriu būti tavo draugu ir noriu, kad jeigu įmanoma, žinai, tau duot vilties, ar duot motyvacijos, ar pralinksmint kažkada, jeigu darys linksmesnius video. Ir kad jeigu neturi to tokio ramsčio gyvenime, kad neturi žmogaus, sakykim taip, kuris tau gali atnešti laimės ir kuris tau padeda, aš tikiuosi, kad galėsiu užimti bent jau 3 minutės ar kiek laiko, va tokie video mano yra, ir pabūt tuo žmogum, kuris tau padeda ir kuris neleidžia tau jausis vienam, nes tu nesi vienas. Ar viena, turiu omeny,
aš su tavimi esu ir aš galvoju apie tave ir viskas bus gerai. Aš tikiu tai. Aš tikiu tuo. Wow, užgeso mano laužas. Tai va. Ir manau, kad svarbiausia tiesiog gyvent ne telefonuose, kaip dabar vat, yra labai populiaru, nes sakau, man nelabai rūpi ar audra, ar sninga, ar lyja, ar saulėta už lango. Aš vis tiek jau būsiu susukęs savo lovai, bet nebūsiu apsikabinęs šuniuko, būsiu apsikabinęs savo telefoną. Ir tai mane liūdina, nes aš prarandu labai daug ir aš prarandu labai svarbius gyvenimo momentus, žiūrėdamas video, kurie man nelabai aktualūs yra ir nelabai rūpi. Todėl aš, pavyzdžiui, dabar pradėjau keist trupučiuką savo gyvenimą. O ne, mano laužas. Pradėjau keist ir buvau labai dažnas ir aktyvus Twitterio naudotojas, bet aš dabar, aš net verkiu nuo dūmų. Padėkit man. Oh my god. Ir aš buvau labai aktyviu Twitterio naudotoju ir aš jį ištryniau, kadangi nebenoriu tiek daug laiko praleisti prie interneto. Tai va, viskas. Aš čia kaip ir baigiu. Tikiuosi išleisiu šitą video, nežinau, nes gali būti labai arba nieko nesigirdi, arba tiesiog nieko gero. Ačiū, kad žiūrėjai ir tikiuosi suprasi, kad dabar gyveni savo geriausią gyvenimą ir po 10 metų turėsi kitokį savo geriausią gyvenimą. Bet kai atsisuksi čia atgal, pagalvosi, aš tai padariau. Kodėl aš toks prisimerkęs, jeigu klausai, nes labai daug dūmų. Net verkiu. Tai va, gerai, viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Gero likusio vakaro. Iki.